Sienos komanda šiandien, Sienos komanda prieš savaitę tikrai skiriasi nuo tos komandos, kuri Siena žaidė su Liukstata. Kas pasikeitė jūsų komandai? Aš tai manau, kad pasikeitė iš esmės tai, kad viens kitą pradėjom geriau suprasti ir tiesiog jau pradedam jausti, kur bėgti, ką daryti, kada spirti, kada ramiau sulai. O štai ir iš tikrųjų šiandien po varžybų mes kalbėjom, kad jau sužaidėm beveik 90% jau tokių be didelių duobių vienu momentu buvom įkrytę, bet kam nepasitaiko. Tai tikimės, kad kitose varžybose jau bus ir 100% be duobių žaisim. Kitas dalykas, prieš lyderių žaidžiat gerai, bet prieš silpnesnius kol kas netaip gerai. Čia pirmą, kaip pralošėm prieš Liukstatą, aš pats nebuvau, tai nelabai galiu ką ir pasakyti iš tikrųjų, o prieš Skaidiškes ir prieš Vilkus, nepavadinčiau šios silpnesniem komandom, tiesiog buvo pirmosios varžybos, kai kurių žaidėjų nebuvo ir tiesiog ir pralošėm tai. Arba sužaidėm lygiosiam tai. Kas šiandien lėmė jūsų pergalę? Drausmė iš tikrųjų, susirinkimas ir tai, kad kiekvienas atidirbo 120% aikštelį.